išdžiūvusių medžių. Užmerkė akis ir tyliai sušnabždėjo: aš pavargau. Aš pavargau, aš pavargau. Ir tada, kai nieko nesitikėjo, medis atsiliepė. Ne žodžiais, bet šnarančių lapų garsu, kuris priminė širdies plakimą. Ir tada ji pirmą kartą išgirdo ne pasaulį, o save. Tu vis dar čia, sušnibždėjo kažkas jos viduje. Po visų tylų, po visų baimių, tu vis dar švytinti. Ji pradėjo sapnuoti. Sapnuose ji buvo paukštis su auksiniais sparnais. Jis skrido virš kalnų, virš miestų, virš savo senų minčių. Kai atsimerkė, ji jautėsi laisvesnė, lyg kažkas nuo jos būtų atslūgę. Vieną rytą ji atsikėlė nebetyliai. Ji atsikėlė su mintimi: mano balsas yra dovana, mano norai yra kelrodžiai, mano buvimas jau pakankamas. Ir ji pradėjo kalbėti garsiau, svajoti plačiau, mylėti giliau. Ir nors pasaulis kartais dar norėjo ją nutildyti, ji jau nebegalėjo pamiršti, kas ji yra: šviesa, gyva, laisva.